Dievas yra meilė. Ištiko savo tautą maru, kad vaikai paprašė mėsos. Nepykit, bet aš tada sakyčiau, ir Dievas apsėsta. Jis ką nori, tą daro, toks nevaldomas. Jeigu tokia bus Dievo valia, taip ir bus, ar ne? O kur tavo valia? Tiesa nėra visoje Biblijoje, tiesos reikia ieškoti joje. Jis nėra toks. Jame nėra tiesiog šitos inspiracijos ir gebėjimo, sakyčiau. Sveiki kanalo Evangelija be cenzūros žiūrovai. Labas, Rolandai. Sveikas Arvydas, sveiki brangieji. Kaip savaitė, Rolandai? Nuostabu, kaip visada, atmetus visas, kas reikia išspręsti, kas priklauso nuo mūsų. Spėjame spręsti. Šiandien su tavimi irgi norėsiu spręsti ir su mūsų žiūrovais apspręsti, nuspręsti, pasidalinti. Nes mane vienas klausimas 3 dienas neramino, galvoju, atnešiu čia tau. Kankinaisi 3 dienas, Arvydai. Neskambino tau, galvoju, vis tiek bus laida ir aš iškultivuosiu, transliuosiu šitą klausimą. Kantrus tu žmogus. Šiandien 3 laida, Rolandai, su mūsų žiūrovais ir mes 1, 2 taip nuosekliai ir kalbėjom apie kas mes esame, kas mes tapome ir turbūt apeliuoju į tuos žiūrovus, kurie yra krikščionys ir ne tik krikščionys, bet mes kreipiamės į mūsų tą auditoriją ir normalus klausimas, Rolandai, yra. Kosgi Dievo įvaizdis šiandieną, kaip mes matome, kaip mato žmonės, bet kaip mes jį matome. Norėjau su tavim pasidalinti tokia tema. Kosgi Dievo įvaizdis? Ir tas pirmas klausimas tiek žiūrovams, kiek taip ir tau. Jeigu mes pažinome Dievą kaip meilę, kaip gėrį, klausimas, tai jis turėjo sukurti ir blogį, nes mes matome blogio apraiškas aplink, tai kas vyksta netgi tavo gerojo dienoje, tu matai, kad yra ir blogio. Ir tie pasireiškimai, jie supa mus. Kaip tu galvoji, ar Dievas kūrė blogį taip pat, būdamas gėrio, ir mums iš laiškų matome Jėzaus tas paveikslas Dievo? Galbūt reikėtų čia grįžti istoriškai, ar ne, į pradžių pradžią, galbūt ir pačio švento rašto arba Biblijos, ar ne, sukūrimo teorija, po to penkiaknygė yra ir kaip tą Dievą įsivaizdavo žmonės anksčiau. Ir netgi dabar religijoje dominuoja, kad, tai jeigu Dievas viso ko kūrėjas, tai reiškia logiška, ar ne, sukūrė ir blogį, ir gėrį. Ką mes matome, kad iš tiesų ypač Senajame testamente ten egzistavo vienas Dievas, nuo kurio parėjo viskas. Ir geri dalykai, ir blogi dalykai, ir mes žinom, kaip labai smagiai yra krikščionių tarpe, labai mėgiama yra Jobo knyga, ar ne? Tai natūralu, kaip mes priimsime vien tik tai gerą, o blogo nepriimsime. Tai eina iš tos vadinamos judėjų arba žydų kultūros, nes jų supratime Dievas Jahvė buvo, kaip tu paminėjai, gėris ir blogis, tarkim. Du viename. Tarkim, islame ten konkrečiai yra pasakoma, kad Alachas buvo sukūręs ir gėrį, ir blogį. Ir ten liktai tiems tikintiesiems yra viskas aišku. Ir jie taip juda šitoj paradigmai. Mesgi, kada iš tų Seno testamento knygų arba mokymų su tavim peršokom ir daugelis turbūt irgi peršokdami, jie mato tos 2 paralelės. Ar iš tikrųjų, kaip tu paminėjai, Jobo knygoje mes matome tai tą paveikslą, ar žiūrėdami su tavim į Kristų, jis sako, žiūrėkite į mane, mes su tavim pradėjom matyti, kad ten kažkokie atsiranda biški rakursai kitokie supratimo. Jeigu laikysimės tokios teorijos, kad jisai ir gėrį, ir blogį sukūrė, bet reikėtų dar galbūt ir atkreipti dėmesį, kad Senajame testamente arba penkiaknygiai ten tokio žodžio kaip velnias, kaip demonai labai, net neatsimenu, kada pasitaikė, viskas buvo iš Dievo, piktoji dvasia iš Dievo, geroji dvasia iš Dievo, viskas iš Dievo, iš viešpaties iš tikrųjų. Bet, kaip to pasakyti, aš dabar galvoju, nuo kurios čia vietos trūktelti visą šitą klausimą. Pasvarstykime, ką reiškia gėris ir blogis, ar ne? Jeigu Dievas yra meilė,
ką apaštalas Jonas sako, ar ne? Tai dabar pagalvokime meilėje. Normalu gimti blogiui. Nu, žmogiškai prasme, ypač toj sovietiniai kultūrai, ką myli, tą ir muša, ar ne? Tai, bet čia yra iškreiptas suvokimas. Tai jeigu žmogus myli, pilnas meilės, myli savo vaikus, sutuoktinį, sutuoktinę ir iš meilės muša, kankina. Ir sako, aš myliu, dėl to ir kankinu tave. Truputį prasilenkė su tokia, sveika logika, ar ne? Bet jis yra gėrio ir blogio šaltinis. Sutuoktinis, kuris myli, bet muša. Natūraliai tada kyla tas klausimas, reiškia, yra Dievas ir yra šėtonas. Ir yra tos nupieštos arba jau nuo pat mažumės mes žinome šitie įvaizdžiai šėtono, ne? Koks jis yra. Piešiamas, lietuvių liaudės meistrai jį drožia, tautosakoj yra... Geras žodis, drožia. Drožia. Ir tautosakoj mes turim šitos įvaizdžius. Ir kada mes patenkame į krikščionišką aplinką, ne? Kada mes jau būname pažengę tikėjime, nenori, mes susidurėm su šito galbūt klausimu, į kurį apeliuojam, tarkim, vyresniesiems. Mes deleguojam tokį gelbėk pastoriau, man yra blogai, pasimelsk už mane, nes mane apsėdo. Ir čia mes matom, kad tada skaitydamas apie Dievo įvaizdį iš Jėzaus, aš matau, yra ta antroji pusė, iš tikrųjų jinai realiai yra ir jinai susikerta su tokiu įvaizdžiu, kad Dievas iš ten, nes... Tai žiūrėk, ką tu sakai, jeigu žmonės prašo, pasimelskite, mane apsėdo. Kas apsėdo? Blogio dvasia, ar ne? Sako, daimon tai yra blogio, ar ne? Tai yra dvasia, tai yra dievybė, tai yra tam tikra dvasia, ar ne? Ar kitas yra žodis ir satan, ar ne? Hebrajiškai, graikiškai diabolos, priešininkas, kaltintojas. Dabar sako, meldžiasi dėl ko, ten kokia blogio jėga, ar ne? Pyktis apsėdo, ar ne? Arba ten kažkoks nesivaldymas. Tai tada aš, nepykit, bet aš tada sakyčiau, ir Dievas apsėstas pagal tą įvaizdį. Jeigu iš jo gėris ir blogis, tai jis irgi apsėstas tada, blogiu, ar ne? Sako, viešpats įniršo, užsirūstino ir savo įniršyje siuntė marą savo tautai. Kai jo tauta jau klaidžianti po dykumą užsimanė mėsos, mana jau iki čia nusibodo, užsimanė mėsos ir tai yra Skaičių knygos 11 skyriui, kur galim skaityti, jie prašė tos mėsos, daug mėsos, mums jau nusibodavo, kai buvo gerai ir ką jisai sakė, per Mozę sako, aš jums duosiu mėsos ir jūs valgysit jos iki sotės ir visą mėnesį, sako, valgysit. Ir kai tik ta mėsa atėjo tam pačiam skyriuje, kas atsitiko? Sako, mėsa dar te buvo kramtoma jų dantyse ir viešpatės rūstybė nužengė. Ir jis ką padarė? Ištiko juos maru. Fantastika. Dievas yra meilė. Ištiko savo tautą maru, kad vaikai paprašė mėsos. Dabar ir tikintieji krikščionys gina šitą poziciją, sako, čia yra tas Dievas, meilė. Tada aš paklausiu kitaip. O tu, būdamas tėvas, tavo vaikais maitini blynais ištisai, tau patinka blynai, tu toks biški vegetariškas galbūt. Jie sako, klausyk tėvai, nusibodo man tie tavo blynai, duok mėsos, kokio nors kepsnio. Tu sakai, gerai, duosiu jums kepsnį, galėsit valgyti net trykšt tarp dantų. Ir nepraeina ten pietus, tu juos ištalžai. Kaip atrodo? Mes kartais bandom tą įvaizdį Dievo taip kažkaip apipiešti, taip reikėjo, Dievas reiškia toks visiškas yra nevaldomas, o žmogus, matai, jisai jau čia nemato tame blogybės. Tai ir tu būk, nes tu nori atkartoti savo tėvą. Tai dėk savo vaikams, bet tai yra, vėlgi, aš labai tirštinu spalvą. Įdomų momentą tu palėtei, tai mes su tavim nenorim pasakyti, kad tai nėra... Arba jie buvo teisūs. Arba jie buvo teisūs, bet jeigu žiūrint, kaip Jėzus veikia, ne, tarkim, jo tarnavimas, tai aš šiandieną kviečiu visus
vyresniuosius, galbūt net ir mums nuvažiuoti į Bangų gatvę. Ir Sakyčiau, čia būtų praktiškas jau šitų, sakykime, apsėdimų išvarinėjimas. Bet išvarinėjimas ne tos dvasios, bet ta dvasia, kuri inspiruoja tas mintis ir žmogus, sako, susirga psichinė liga, proto liga. Tai reiškia, jau tą gali vadinti apsėdimu, ar ne? Arba šizofrenija, proto susidvejinimas, kas labai dažnas krikščioniškas. Ir norėčiau Rolandai, apginti, nes mintis tokia, jinai, mes tam kalbam, tai provokuojančiai, jinai tiesiog ateina. Ir matai, kame, kad ateidami į bendruomenės, ir mes, kai anksčiau ateidom, mes visur matydavom tą demoną arba tą šitoną. Kažką netai padarėm ir žiūrint į Jėzaus tarnavimą, juk pasižiūrėkite, yra apaštalų darbuose, kas neždavo tuos apsėstuosius? Giminės, tėvai, tėvas, draugai ten kažką tai atvesdavo, jie matydavo, kad tai reali bėda su žmogumi yra ir Jėzaus tarnavimas jis ir įvyko būtent su tokiais, kada mes skaitom, ar pas mus bendruomenė ateina tokie šėlstantis, kuris į ugnį puola, į vandenį puola, spjaudytis ant vyresniųjų, ten nusimauna kelnes ir nuogas bėgioja. Nėra to. Ir čia mes gaunam, kad mes papuolam į tas įtikėjimo, vadinama kabutėse, tas pinklės, arba mes netaip raštą skaitom, arba tas Dievo įvaizdis yra iškreiptas, mes patys pagaunam save ir mes pradedam viens iš kito išvarinėti to, ko nereikia išvarinėti. Iš tikrųjų čia galima tikrai ir diskutuoti, ir kvestionuoti. Yra tų istorijų aprašyta, taip yra, aš nesiimu teikti, kad tikrai tai, kas sakau, taip yra, žinai, taip yra, neklystam. Mes čia labai tokia... Bet mes matome, ten jautri buvo tema, kuri... Tai yra, bet aš galvoju, kad pirmiausia, prieš imantis tokio dalyko, kaip išvarinėjimas, pirmiausia, reikia susitvarkyti su galva. Kitaip sakant, su savo minčių srautu. Nesako, jisai, sako velnis, kaip liūtas, jisai vaikšto aplink. Ką reiškia vaikšto aplinkui? Tai vėlgi neprimkime tiesiogiai. Šita knyga buvo rašyta prieš 2000 metų. Tam tikram kultūriniam kontekste, istoriniam kontekste, su tam tikrais suvokimais, kad žmonės suprato, tada ta kalba parašyta. O mes ją įmame ir galvojam, kad jie rašė tada, bet mums. Jie rašė ne mums, jie rašė tiem žmonėms, jiems suprantamu būdu. Ir tie visi išsireiškimai, ten tas ir demonologijos, visi kita. Iš tikrųjų, nėra prasmės gilintis, nes reikia žiūrėti savęs iš tikrųjų, nes Jėzus ir Paulius sako, jūs turite Kristaus protą ir žiūrėkite, kaip elgėsi Kristus. Žiūrėkite, kaip jisai gyveno, kokį jisai tėvą įvaizdį atskleidė ir mąstykite iš tikrųjų ir lyginkite, gretinkite. Jėzus ne kartą yra pasakęs, jeigu jūs, Arvidai, gerai, ir aš biški, būdami nelabi, šiek tiek, aišku, labiau nelabesnis. Sako, būdami nelabi sugebate jūs, mes ir jūs, brangieji, duoti gerą savo vaikams, kai jie prašo duonos, o ne akmens, žuvies, o ne gyvatės. Tai tuo labiau, sako, tuo labiau mano dangiškasis tėvas duos jums ką? Sako, gerą. Tai vien jau ir šito užtenka, jeigu klausysime. Nes reikėtų suvokti, kad tiesa nėra visoje Biblijoje, tiesos reikia ieškoti joje. O kas yra tiesa, mes sakom, mes skaitom, ar ne, kad tiesa yra Kristuje. Įstatymas atėjo per Mozę, čia Jono Evangelija 1 skyrius, o tiesa ir malonė, arba malonė ir tiesa atėjo per Kristų. Ir Kristus toliau jisai stiprina šitą mintį, sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ne, bet mes norime suplakti ir aną gyvenimą, kur kažkas žudė, naikino ir tai yra tarsi pateisinama. Tas pavyzdys, kad jeigu aš sergu, juk yra tokių pavyzdžių, kad tai ir nuo Dievo, arba jeigu man kažkas tai nesiseka, arba yra kažkokie tai žmoguje besikartojantis sunkumai, jisai supranta, kad tai yra apsėdimas. Tai pagalvokime labai paprastai. Jeigu Jokūbas sako, iš to pačio šaltinio negali tekėti saldus ir kartus vanduo. Taip. Jeigu mes sakome ir mes tikime tuo, kad Dievas yra meilė,
Tai ar iš meilės gali virsti blogis? Mes skaitom laiške Korintiečiam 1, ar ne 13 skyriui meilė, himnas meilė, ar ne? meilės, jo. Kas yra meilė, kaip jinai apibūdinama, jinai neieško savo naudos, neieško to, nesukuria blogio, jinai visko tiki, visko vilėsi, jinai viską atiduoda savęs, ar ne? Ir čia staiga kažkaip, aš netgi pasakyčiau, jeigu stipriau, Dievas tiesiog net negali sukurti blogį, nes jis nėra toks. Jame nėra tiesiog šitos inspiracijos ir gebėjimo, sakyčiau. Grįžtume prie to pačio klausimo, Taip, kurį negali būt. uždaviau, kad reiškia, yra kažkokia tai substancija, dvasia, energija, kas bebūtų. Šiandienai net nėra to, kaip sakiau, įrodymo, kas sukūrė, ir tie vadinami mūsų samprotavimai iš Seno testamento ir Apreiškimo knygos, kad tai aušrinė žvaigždė ten išmesta ir ten Tai yra visi versijų dalykai. tikrai daug. Yra tų versijų daug ir vieni jomis laikosi, kiti ne, bet aš noriu rašto vietą vieną pacituoti, kad mes su taim nenuklystame, kad yra, mes judame tą, ką kalba ir apaštalas Paulius, ir Jėzaus palyginimuose mes matom, kaip jis atsikirtinėjo, kuom jį vadino. Ir yra tokia rašto vieta iš Korintiečiams 1 laiško 10 skyrių, ten yra toks dialogas. Kągi sakau, ar stabas ką nors reiškia? Ar ką nors reiškia auka stabams? Ne. Bet pagonys aukodami aukas aukoja demonams, o ne Dievui. Ir aš nenoriu, kad jūs būtumėte demonų bendrininkai. Paulius atskiria ir jis iš tikrųjų įvardė, kad kokie be būtų supratimai, ar ten iš žydų, ar mes šitam laikė, kada mes sakom, kad žodis demon iš graikų kalbos tai yra ir dievybė, ir gėris, ir blogis, jis čia pasirenka ir mūsų vertimas taip kalba, kad už to kažkas tai stovi. Tai niekas yra tie stabai, nes stabai ir mūsų tautosakoje, ir žydų, ir visose kultūrose, tarkim pas mus Neptūnas, Saulė, Perkūnas, ir kada žmonės to nežinojo, tai buvo sudievinta ir tada buvo toks laikas, bet kada mes šiandien gyvenam su 21 amžiuje ir yra tie vadinami reiškiniai jau aprašyti ir mes nuo mažumės žinome, kas tai yra, liktai mūsų fokusas nukrypsta ir mes nesam tokie berašę arba nepažindami. Ir kaip tam laikė buvo parašyta ir naudojami šitie žodžiai, jie kontekste, kaip mes laik sakom, žiūrėkime kontekste, juk šiandien įvaizdis šėtono arba, vadinkim, žydams šiuolaikiniams, kurie dabar karas, Rolandai vyksta, jie susiję su Amaliku, jie susiję šitą karą kaip su šėtonu. Amalikas Senam testamente, jie dabar supernofisikuoja, kaip tas žodis, sulygina, ir tai yra kaip šėtono, blogio, tas demonas, kuris ir išlieta. Paimkim karą Rusija su Ukraina. Jiems dabar ukrainiečiams Putinas yra demonas, jis yra šėtono įsikūnimas. Tam formatė, jeigu mes dabar rašytume laiškus, tai mes kaip ir tada ir buvo Neronoje, Neronas irgi mes skaitom Flavijų, tai buvo šėtono įsikūnimas ir jau tai įvyko tie dalykai. Ką čia dar galim palyginti, juk yra šiuolaikiniai visuomeniai arba šitam pasaulyje, kuris mus dabar supa, mes galim daug epitetų pritaikyti, Ir jeigu rašysim dabar laišką kažkur tai į ministeriją ar rašysime kažkokius memuarus, mes būtinai pažymėsim, jie kaip demonai. Gal dar kažkokį kitą žodį išvesi. Taip. Ir paskui ateities kartos jį vartos ir sakys, čia tai ir turėjau menį. O mes tai, kaip minėjau, kultūrinis kontekstas. Kultūrinis kontekstas, bet aišku, šitam laiške, jeigu skaityti aukščiau, čia yra kalbama apie priklausomybę ir kalbų kaip išmintiems. Apsvarstykite, argi laiminimo taurė, kurią laiminima nėra bendravimas Kristaus kraujyje. Tai reiškia, kada mes priimam komuniją ir kada mes geriam vyną ir valgom duoną, mes dalyvaujam tam mistiniam Kristaus kūne, Reiškia, ta substancija kaip gėrio arba buvimas
jis reiškia realus yra. Reiškia, mes dalyvaujam ane šitam procese, kuris apvalo, kuris teikia žmogui viltį ir netgi išgydymą, ne? Yra tos nuorodos. Ir čia žemiau perskaičiau, kad tai nieko nėra. Ar tai mes čia priimsime per kūną ar kažkokius dalykus, bet kas už to stovi. Tai va čia galbūt ir yra tas klausimas, vėlgi adresuotas. Matai, žiūrėk, čia mesgi galim filosofuoti, kiek tu nori, kiek ką, bet aiškiai, sakykime, Biblijoje prašyta, kad tai yra asmenybė tam tikra, tai yra dvasinė jėga. Ir laiške Efeziečiams Paulius irgi, 6 skyriuje, 12 eilutė sako, nes mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, tai yra ne su žmonėmis, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis, ne su žmonėmis. Bet tos jėgos inspiruoja ką? Ne kažkokią jėgą, o žmogų. O per ką inspiruoja šitos dvasinės blogio jėgos? Per mintis. Tai štai visada sakau, susitvarkyk su galva, susitvarkyk su savo minčių srautu, ir tu tokiu būdu gebėsi kovoti. Jeigu tu įsileidi į savo galvą, į savo apmąstymus, kad tai yra blogas, aš jo nekenčiu, jis mane nervuoja ir tu tuo gyveni, nesako, tavo valioje yra gyvenimas ir mirtis, tavo liežuvėje, tavo išpažinime. Nes kai tu kuo tu mastai, ką tu kalbi, tu pradedi taip ir elgtis. Nereikia viską nurašyti ant kažko, nes mes linkę, sakykime, sakyčiau aš, ar ne, buvau linkęs viską nurašyti ant kažko. Aplinka kalta, normalu, ar ne? Jeigu kažkas vyksta, o tai Dievo valia. Jeigu tokia bus Dievo valia, taip ir bus, ar ne? O kur tavo valia? O kur tavo charakteris? O kur tavo galva? Sako, jūs turite Kristaus protą. Tam, kad mąstyti ir iš šitos knygos netgi atskirti, kuri yra tiesa, kuri yra Dievo įkvėpti žodžiai, kaip mes skaitėm laiške Timotiejui, o kur yra ne Dievo įkvėpti žodžiai. Elijas, jo atėjo suimti, skaitom istoriją. Ką jis padarė? Jis nuleido ugnį, sudegino ten 50 kareivių siųstų karaliaus. Ir tai padarė 3 kartus. Ir visi krikščionys plojo, kad tu ten koks fainas Elijas, nužudė 150 žmonių, nes jie atėjo jį suimti. Tai tipo pateisinama. Grįžkim prie... O gal tai metafora? Ką žinau, metafora, ne metafora. Grįžkim prie Nabuchodonosoro. Jisai norėjo įmetė į ugnį 3, ar ne, Šedrachą, Mesachą ir Abednego, ar ne, kad jie nepagarbino jo statulos. Koks žvėris užkaitino ugnį įmetė. Matai, Elijas yra geras, nužudė 150, o šitas žvėris 3 sugalvojo nužudyti. Aišku, ten Dievas išgelbėjo ir visa kita. Ir mes sakom, kad čia yra fainiai, o čia yra negerai. Reiškia, mes suteikiam teisę taip vadinamiem krikščionim arba save laikančiais tikinčiais žmonėmis žudyti be niekur nieko. Ir tai yra gerai, ką mes žinom viduramžių inkvizicija, kitatikis, kitaip mąstantis, ant laužo. Ir tu ir aš, jau mes būtume jos. Ir ačiū Dievui, mes jau kalbėjom, kad atskyrė galų gale bažnyčią nuo valstybės valdymo ir tada prasidėjo progresas. Paulius laiške Filipiečiams, vėlgi, to rašto norit, nenorit, gaunasi, jo šiek tiek reikia. 4 skyrius, jis sako, pagaliau, broliai, aš įterpiu ir seseris, ir visi žmonės. Mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Darykite toliau, pamastę. Ką tik iš mane, sako, išmokote, ką gavote ir girdėjote ir matėte manyje. Ir tuomet, sako, ramybės, Dievas bus su jumis. Mąstykime ir darykime. Rolandai, kaip mąstome, taip ir gyvename. Rolandai, priimam tai kaip tavo finalinį akordą tai mūsų laidai, o aš norėjau su mūsų žiūrovais pasidalinti irgi viena nerašto vieta, bet labai žymaus išgydytojo pasakyta citata. Masės niekada nežinojo troškimo tiesos. Jie reikalauja iliuzijų, be kurių jie negali gyventi. Ir čia žodžiai priklauso įžymiam psichoterapeutui, psichologui Zigmundui Freudui.
Troškime pažinti tiesą ir jį padarys mus laisva. Mes skaitome savo Evangelijose. Būkite laisvi, kada pažinsite tiesą. Tikiuosi, kad mūsų laida jinai prisideda prie to akiračio ir praplėtimo. Žiūrėkime, kaip žiūrime, skaitykime, kaip skaitome, bet nepamirškime, kaip Freudas pasakė, pamastyti, ką mes skaitome, ką mes žiūrime ir ką mes klausome. Su tais palinkėjimus, Rolandai, dėkoju tau, kad tu buvai, dėkoju visiems žiūrovams, kurie buvo su mumis. Laukime sekančioje laidoje, jinai bus tik tai įdomesnė. Sudie, brangieji, iki susimatymo.